Kaip įsirinkti telefoną be streso? Naudingas įrankis, kurį turi žinoti visi. Jei kiekvieną kartą renkantis naują telefoną, tau ima skaudėti galvą, šitas video kaip tik tau. Parodysiu vieną įrankį, kuris padės tau pačiam ar pačiai rinkti tikrai tinkamą telefoną, ne tą, kurį bando prakišti pardavėjas. Šitas video skirtas tokiems kaip aš, žmonėms, kuriems išsirinkti naują telefoną yra tikras iššūkis. Kiekvieną kartą, kai ateidavo laikas keisti telefoną, tai tapdavo galvos skausmu. Dažnai pasimesdavau. Tiek daug modelių, gamintojų ir ne kartą nusipirkau tą patį geriausią telefoną, kurį parekomendavo draugas, kolega ar pardavėjas, bet vėliau supratau, kad visa tai ne man, bet kaip išsirinkti tokį telefoną, kuris iš tikrųjų tiktų tau, o ne jiems. Viskas pasikeitė po to, kai atradau vieną paprastą, bet labai naudingą įrankį gsmarena.com, kuris padės tau savarankiškai išsirinkti telefoną pagal tai, ko tau tikrai reikia. Labai naudingą įrankį gsmarena.com be marketingo triukų. Tai svetainė, kuri leis tau filtruoti telefonus pagal tai, ko ieškai. Rasi daugybę kriterijų, pagal kuriuos galėsi filtruoti ir taip susiaurinti pasirinkimą. Atmink, kuo daugiau filtrų naudosi, tuo lengviau ir paprasčiau bus išsirinkti. Ir pažiūrėkime, kaip tai veikia. Net ir turėdamas ar turėdama kelis kriterijus, kaip pavyzdžiui. Telefono gamintojas. Samsung, Apple, Xiaomi, Honor, Nokia. O gal kas nors dar nepaminėtas? Kaina? Greičiausiai jie aktuali daugumai mūsų. Nustatai, kiek nori išleisti. Telefono atmintis. Kuo jos daugiau, tuo daugiau galėsi filmuoti ir fotografuoti. Jei nežinai, kiek tau reikia, patikrink dabartinėme telefone, kiek užimta ir kiek laisvos vietos. RAM kiekis. Jis aktualus, jei ateityje mėginsi pasikinkyti dirbtinį intelektą. Baterijos talpa. Kuo didesnė, tuo ilgiau veiks telefonas. Tačiau didesnė baterija dažniau reiškia ir didesnį telefoną, o jei nedidesnį, tuomet jis bus storesnis ir sunkesnis, turėk tai omeny. Ekrano dydis. Didesnis ekrano dydis labai patogu žiūrėti video, tačiau jei nešiosi jį kišenėje, įsitikink, kad jos pakankamai gilios. Atsparumas dulkėms, vandeniui labai geras dalykas. Jei yra IP68, tuomet jis net apipiltas vandeniu ar įkritęs į valą išgyvens. Taip pat jis bus pakantesnis dulkėms. Turint telefoną su IP68, jį galima nuplauti po vandeniu, nuplaunant dar ant jo esančias bakterijas ir nešvarumus. 3,5 ausinių lizdas. Jei jau turi kokybiškas ausines, kurias norėtum prisijungti prie naujo telefono arba nemėgsti pakraunamų ausinių, nes jos dažniausiai įsikrauna nelaiku, pavyzdžiui, grojant tavo mėgstamai dainai. eSIM palaikymas. Patogu keliaujantiems arba mėgstantiems naudoti 2 SIM korteles. Taip, net telefonai, kurie turi tik vieną SIM kortelės lizdą, bet palaiko eSIM galima naudoti su 2 SIM kortelėm. Viena kortelė bus fizinė ir dėsis į telefoną, kita bus virtuali. Belaidis krovimas.
jei esi susidūrusi su problema, kai tavo telefonas nebesikrauna su laidu, tačiau telefonas dar atitinka tavo lūkesčius ir nenori jo keisti, įsigyti belaidį kroviklį bus pigiau nei įsigyti naują telefoną ar taisyti krovimo lizdą lietuviškomis kainomis. Verta paminėti, kad belaidis krovimas užtruks ilgiau. Jei esi Samsung fanė, kol kas tik S klasės telefonai turi šią funkciją. Pigesnė A klasė neturi belaidžio krovimo. Kuo daugiau kriterijų žinai, tuo greičiau ir tiksliau gali rasti tau tinkamą modelį. Šita paieška padės išvengti to klasikinio oi, nusipirkau, bet man visai nepatinka momento. Beje, galbūt dar nesusimastei apie kai kuriuos dalykus. Tinklapyje yra daugybė kriterijų, apie kuriuos nesusimastei, bet pamatęs ar pamačius suprasi, kad tai tau svarbu. Taigi, jeigu nori, kad kitas tavo telefonas būtų išrinktas ne pagal pardavėjo šypseną, o pagal tavo poreikius, pažiūrėk, kaip tai padaryti per gsmarena.com. Kaip minėjau anksčiau, čia kriterijų rasi žymiai daugiau, nei aš paminėjau, ir kuo daugiau kriterijų pasirinkti, tuo lengviau bus įsirinkti ir nereikėtų vėl keiksnoti pardavėjo, draugo, draugės ar kolegų, kad vėl pasiūlė telefoną, kuris tau nepatinka. Patarimas. Užsirašyk arba bent mintyse žinok savo kriterijus. Tai padės nepasimesti. Ar manai, kad šis įrankis padės ir tau kitą kartą renkantis naują telefoną? Tikiuosi, kad taip. O kokie kriterijai tau yra svarbiausi? Baterija, kamera, kaina, o gal ausinių lizdas? Parašyk komentaruose, įdomu paskaityti, kas kam aktualu. Jei šitas video buvo naudingas, labai padėtų kanalui, o jei užsiprenumeruosi kanalą, būtų didelė paskata kurti daugiau video. Tai maža pastanga tau, bet didelis paskatinimas kurti daugiau praktiško turinio, kuris padeda, o ne parduoda. Turi idėjų kitam video, komentarai tavęs laukia, pabandysim įspręsti daugiau tavo problemų. Ačiū, kad žiūrėjai